Sveiki. Vat atradusi minutę, norėčiau turbūt atsakyti į jūsų klausimus. Daugelis iš jūsų klausėt, kuo skiriasi atmintis nuo proto. Ir iš tiesų labai stipriai a, tuo domėjausi mokslininkė, mokslų daktarė, neurolingvistikos specialistė Tatjana Černigovskaja. Jinai atsako labai į daug klausimų, va būtent šitą temą. Taigi, kas yra tas mūsų protas? Mūsų protas jis yra labai, labai galingas. Jeigu, pasak Tatjanos, jeigu mes įsivaizduosim, kad galima jį užpildyti, va tą didžiulę galingą spintą, tai tada prisės 300 metų nuo ryto iki vakaro, be jokio poilsio, be jokios sustojimo mes turėsime ištisai kažką žiūrėti, pavyzdžiui, televizijos laidas, arba pavyzdžiui, kažką ištisai žiūrėti į tai, kad informaciją rinkti, va taip pasakysiu, rinkti informaciją, tada galbūt jisai išsipildys mūsų protas. Šiaip mes visi dabar einame į sveiką gyvenseną, ar ne, į sveiką mitybą, į sveiką gyvenseną. Tai pasakykit, prašau, mes žiūrim, ką valgom, mes žiūrim daugelį dalykų, mes einam sportuojam. Tai kodėlgi mes nenorim laikyti švaraus savo proto. Juk į protą patenka viskas, kas yra aplink mus. Viskas, absoliučiai. Tiesiog, kai tik jis patenka, jis jau yra atmintyje. Ir ta atmintis, jinai nemažėja. Jinai visada, mes joje telpa viskas. Netgi mažiausias, vat, pavyzdžiui, pianinas, ar ne? Vat čia netoli manęs stovi klaviatūra, pianinas ir aš į jį žiūriu ir jis visam laikui šią akimirką įeis į mano atmintį. Kiekvieną akimirką mes renkam informaciją, renkam akimis, renkame savo ragavimu, mes renkame klausą. Ir norint pasiekti didesnių rezultatų mūsų atmintyje, mūsų proto valdyme, mes neturim į ten dėtis šiukšlių, daugybės šiukšlių, įvairiausių šiukšlių, visokių nereikalingų garsų, ypač keiksmažodžių. Kam viso to reikia? Jeigu tu nori turėti sveiką kūną, sako sveikame kūne sveika siela, bet iki sielos daeiti mes turim praeiti proto barjerą. Ir jeigu turim praeiti proto barjerą, tai gal laikas pamastyti, ką mes darom su savim ir nustoti žiūrėti tokius mūsų niekur nevedančius, kad ir filmus, nustoti žiūrėti, ištisai rinkti informaciją akimis apie nuolaidas. Jeigu tau tikrai kažko reikia, tai būkite turtingi. Jūs nusprendėt, kad jums reikia, daleiskim, pakeisti savo puodų rinkinį, kaip pavyzdys, ar ne? Tai būkite turtingi, jūs jį tiesiog išsirinkit patį gražiausią, patį geriausią ir pasikeiskite, bet ne 101 puodą, kur tu nežinai, ar tu juos panaudosi. Tai ir tuo pačiu užteršiam savo protą. Jame tampa begalė informacijos. Tas apie tą 101 puodą būtent surenkam informaciją. Mes informaciją renkam ištisai. Ir mūsų protas yra labai galingas. Tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes tos informacijos savo gyvenime panaudojame. Ar tik renkate tam, kad palyginti, kaip aš gyvenu su kažkuo, ar renkate tam, kad pasismalsauti? O tai kam jums to reikia? Kodėl reikia pasismalsauti? Kodėl mes norime kažkur kažką pamatyti? Laikykime pirmą užduotis, va šito pirmo video, tai laikyti protą švarų. Ką patarčiau apie vaikus?
Visus vaikus mokykite muzikos, patinka jiem, nepatinka, mokykite nuo mažų dienų, bet muziką paleiskite klasikinę. Kodėl? Todėl, kad vaikai paaugę, kurie yra mokslo įrodyta, ta pati gerbiama Tatjana apie tai kalba, kad mes nuo vaikystės, nuo mažų dienų, kai vaikui paleidžiame klasikinę muziką, jam bus daug lengviau skaityti ir rašyti. Kodėl? Todėl, kad klasikinėje muzikoje yra neskubančios aukštos ir žemos natos, ilgių atstumai, intarpai. Tas vaikas nebūtinai bus muzikalus ar dar kažkoks, bet pas jį atsiras skyrimas įvairių garsų, kas ilgai groja, o kas trumpai, kas aukštai, o kas žemai. Tiesiog atsiranda pas mus per ausį, aktyvinasi, kadangi tai taip pat informacijos rinkimo priemonė, aktyvinasi mūsų proto galios. Ir vaikui bus daug lengviau mokytis įvairių kalbų, tame tarpe ir savo gimtosios kalbos, bet ir kitų kalbų bus daug lengviau mokytis tie vaikai, kurie vaikystėje girdi klasikinę muziką. Šiaip galiu pasigirti, mano vaikai visi mokėsi muzikos mokykloje, nors tada dar šitų žinių neturėjau. Intuityviai man norėjosi, kad jie girdėtų tą muzikos galią, tiesiog girdėtų. Ir pasirodo ir mokslo įrodyta, kad tai yra labai labai naudinga. Dar tuo pat metu vaikai, kai jie įpranta klausytis klasikinės muzikos, jie nebus muzikantai, bet jie nuėję į koncertą, jie jį kitaip girdės, negu tu pirmą kartą nueini ir tu nesupranti, apie ką čia visą tai. Tiesiog čia vėlgi toks neverbalinis, informacinis savo vaikų protų užkrovimas. Tai reiškia, mes nieko papildomai nedarydami padedame augti savo vaikams. Tai yra pirmas toks pamąstymas apie mūsų protą. Manau, dar padarysiu keletą įrašų ir gražios dienos. Su jumis Eligija ir skaičių magija.